Druskininkų savivaldybė pirmoji šalyje pradėjo įgyvendinti plataus masto pilotinį daugiabučių namų atnaujinimo ir jų energinio efektyvumo didinimo projektą. Pirmiausia, bus atnaujinti daugiau kaip 30 Druskininkų centre esančio Čiurlionio kvartalo daugiabučių namų, o per 2 metus parengti visų savivaldybės teritorijoje esančių daugiabučių atnaujinimo projektai. Jeigu gyventojai pritars, Druskininkų savivaldybė inicijuos modernizuoti ne tik namus, bet ir kvartalų viešąją infrastruktūrą. Sutvarkys automobilių stovėjimo aikšteles, apšvietimą, vaikų žaidimo aikšteles, želdinius ir įvažas. Didžiausias efektas, kada yra renovuojamas visas namas pilnai. Ne tam tikras ne langai, ne balkonai, ne stogas, bet viskas pilnai. Taip pat kalbant ir apie miestų įvaizdį, kada bus renovuotas visas kvartalas, įrengiant ir vaikų žaidimo aikšteles, sutvarkant kiemus, papildomą apšvietimą ir taip toliau, tai bus žymiai didesnis efektas ir jaukumo atžvilgiu taip pat. Druskininkų renovacijos planus padės įgyvendinti būsto ir urbanistinės plėtros agentūra, administruojanti daugiabučių atnaujinimo programą. Renovacijos darbus finansuos pagal Jessica finansinį modelį, kurio lėšos pritraukiamos iš ES, valstybės biudžeto ir pačių gyventojų. Tokiu būdu mažinami daugiabučių atnaujinimo kaštai. Kaip sakė Druskininkų savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė Rasa Vilūnienė, labiausiai būsto atnaujinimo projektams pritarti baiminasi pensinio amžiaus žmonės ir socialinės išmokas gaunantys gyventojai. Tačiau anot specialistės, jiems nerimauti tikrai neverta. Visi tie žmonės, kurie yra socialiai remtini, turintys teisę į šildymo išlaidų kompensacijas, pensininkai, visi jie labiausiai ir bijosi renovacijos, tikėdamiesi, kad po renovacijos gali pasikeisti jų finansinė padėtis, ta prasme, kad reikės pradėti už kažką mokėti, nors iki šiol nereikia, kadangi gauna kompensacijas. Tai va būtent tokiam žmonėm reikėtų, mes primiktinai tą akcentuodavom, dalyvaudami susirinkimuose šitame kvartale, tačiau primiktinai pabrėžti, kad būtent tiem žmonėm, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, jie gali net negauti kompensacijos, bet turėti į ją teisę. Ir tokiem žmonėm nekainuoja būsto renovacija nei centuko. Už juos viską absoliučiai nuo pradžios iki pabaigos, įskaitant kreditą ir palūkanas, padengia valstybė. Tiem žmonėm iš viso nereikia baimintis. Ir kaip taisyklė, jeigu tai yra pensininkas, kuris neturi galimybių pasididinti pajamų arba įsigyti kažkokio turto dar nekilnojamo, kas galėtų sutrukdyti jam ir toliau turėti teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tai bijot tikrai nereikia. Jaunom šeimom, kurios turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, kuri yra nustatoma kartą į 3 mėnesius, tam laikotarpiu, kai turi teisę, bus padengiama viskas 100% valstybės lėšomis, tam laikotarpiu, kai dėl kažkokių aplinkybių asmeninių, tarkim, pajamos padidėja, tam laikotarpiu pamokės patys. Vėl pajamos sumažės, vėl įgis teisę į šildymo išlaidų kompensaciją, vėl mokės valstybė. Spalio pabaigoje Druskininkuose parengti pirmieji daugiabučių atnaujinimo investicijų planai. Jų duomenimis po renovacijos Čiurlionio kvartalo, ribojimo Vytauto, Druskininkų, Krėvės, Kurorto ir Čiurlionio gatvių, daugiabučių gyventojų šilumos energijos sąnaudas turėtų sumažinti nuo 40 iki 60%. Kada yra paruošti kažkokie, kaip dabar investicinis planas, mes padavėm prašymą ir bus Druskininkuose paruoštas, mes matysim, ką realiai mūsų namas sutaupo, nes kiekvienas namas dar atskirai taupo savo pinigėlius. Vienas moka 9 litus už kvadratą, kitas 5 litus ir mažiau. Tai tas, kuris 9, jie turi bėgti renovaciją daryti. Tuo labiau, kada sąlygos yra geros. Vis tiek namai po laiko praranda tą išvaizdą, praranda šiluminę tą visą varžą. O dabar laikai, kada reikia taupyti, reikia daryti renovaciją, kadangi nors ir 20% sutaupai, 40% ir dar gali daugiau sutaupyti, jeigu kai kurie namai. Tai jeigu paskaičiuot, kiek pinigų mes išleisim po metų, po kitų, kadangi brangsta apšildymas, tai tikrai reikia, kadangi tą, ką mes jau dabar sutaupysim, pamažinsim, tai pinigai už šildymo mokėjimą, jie mažės jau dabar. Kai kurie namai tai gali net per pusę ir daugiau sumažintas sumas. Ir jokia renovacija nepadidins jų mokesčių, jeigu jie daug sutaupo, bet šitą jie matys po investicinio plano parengimo. Druskininkų savivaldybė į renovavimą iš savo biudžeto planuoja investuoti apie 5 milijonus litų.
Jeigu gyventojai neprieštaraus programai ir visi namai bus renovuoti, skirtos lėšos pagal Jessica programą grįš į savivaldybės biudžetą.